Treneriai nelengva kalbėti po tokių rungtynių, 0-2 po pirmo kėlinio ir atrodo, kad daug vilčių nėra, tačiau tos viltys atgyjo. Ką kalbėjot per pertrauką, kokį galbūt pasikeitimą buvo, kad antrą kėlinį įmušė 2 įvarčius ir buvo netoli trečio? Na, kaip sakot, 2 labai skirtingi kėliniai. Pirmas kėlinys visiškai nepavyko. Galiu pavadinti, buvo tik tai kamuolio spardymas. Manau, kad varžovai žaidė daugiau su kamuoliu. Irgi iš jų pusės buvo labai daug aukštų kamuolių, ilgų kamuolių. Pats pagrindinis dalykas, ką akcentavom Rūbiniai, tai yra pirmi kamuoliai ir antri kamuoliai, nes jie tikrai buvo šitam komponente stipresni. Antras dalykas, prašiau vaikinų žaisti su kamuoliu, nes aš juos matau kiekvieną dieną treniruotėse. Jie tą gali daryti, jie tą moka daryti. Tai kodėl negalim to daryti rungtynėse, kodėl tik spardom kamuolį? Tai antram kėliniui turbūt matėt, kad žaidėm daugiau su kamuoliu, tas gana gerai pavyko ir pavyko pasiekti 2 įvarčius. Pirmas kėlinys, ne pirmas kėlinys, bet kai pažiūrėjau startinį protokolą, mačiau tokią įdomią pavardę, Filipė Brisola. Čia buvo turbūt susitarimas su pirmos komandos treneriu, kad įvesti žaidimą. Ir turbūt tas vienas kėlinys ir buvo planuota iš anksto. Tikrai taip, tai B komandos, žinote. Ir yra tokia specifika, kada žaidėjai po traumų arba nauji žaidėjai įeina būtent šiose komandose ir paskui laukia savo šansų pirmoje komandoje. Antrajame kėlinyje metėte į kovą ir Luką Jonaitį, pasirodė ir kiti žaidėjai, daug jaunų žaidėjų. Tas irgi turbūt padėjo pakeisti žaidimo eigą. Taip, manau, kad šiandien tikrai momentų žaidėm labai jauna sudėtim. Apskritai labai norėčiau pasidžiaugti dėl Luko Jonaičio. Jisai grįžo po sunkios traumos, po pėdos lūžio. Tai dabar galim matyti tuos atsigavimo ženklus. Jisai įmušė įvartį prieš Panevėžį B. Šiandien taip pat pasižymėjo, tik nesu tikras 1 ar 2 įvarčiais, ar prie pirmo įvarčio jis ten lietė kamuolį ar ne. Taip, tai dėl jo yra labai džiugu. Kiti jauni žaidėjai irgi išėjo, manau, tikrai gerai, pagyvino žaidimą ir sakau, rezultatas persisvėrė į kitą pusę ir manau, kad tikrai turėjom gerus šansus laimėti rungtynės rezultatui esant 2-2. Aišku, teisybės dėliai reikia paminėti, kad jiems pirmaujant 2-0 jie galėjo užbaigti rungtynės. Na, tokios rungtynės, aišku, labai apmaudu praleisti įvartį jau per pridėtą laiką, bet čia yra futbolas, taip nutinka. Kaip Jūs manote, ką Jūsų komanda gavo iš tokių rungtynių? Tai faktas, kad reikia laikyti koncentraciją iki galo ir žaisti iki galo, ypatingai praleisti tokiu būdu, kokiu praleidom. Praleidom iš standartinės padėties, kas yra labai kontroliuojama situacija futbole, mano nuomonė. Tai manau, kad pralaimėjom pačiu skaudžiausiu būdu ir šitą pamoką tiek aš, tiek žaidėjai įsimins geriausiai, nes kai pralaimi skaudžiausių būdų, tai geriausiai ir prisiminė.